Birutė. Birutė, baig. Jamba kupstai, aš tau tą šaliką sukišiu į rūdai. Ašgi ne kupstas, aš Birutė. Nu ko toks šiurkštus, Gaulė, kaip tau negėda. Nu tai pasako, kaip buvo vakar. Buvo siaubinga. Tu ką, durų neužrakinai? Tai kodėl tu neužrakinai? Mes nieko negirdim. Palauk, Alvydai, aš negaliu šitai, palauk. Klausau? Taip. Petrauskas iki lovos negali nueiti. Tai pas mus lygiai tokia pat situacija. Tai kur mes baigiam? Ne, mes baigiam. Daktarė, negaliu užmigti. Gal tabletę galima? Ir taip visą naktį. Jo. Tai likai ant ledo. Dabar reikia šitą reikalą kuo greičiau užbaigti, nes jį bet ko gali prisigalvoti. Žinai, čia viskas buvo ne šiaip sau. Ta prasme. Na tai yra ženklas. Kad mums visuomet kažkas trukdė yra ženklas, supranti. Mums tikriausiai nereikia to daryti, mums reikia likti tik gerais draugais. Tai va, mes atvažiuojam, o jisai sėdi, įsikišęs lempą į burną. Nieko negali pasakyti. Aš sakau, tu įsikišai neištraukį, tai linksi galvą. Na ką, našlaitėlį, ne vienas aš toks ligoniniai. Ir tavęs draugai nemėgsta. Kodėl jūs čia taip nusprendėt? Na tokia va, jie stovi ten, kalbasi, juokauja, o tu čia vienas. Vaidini, kad tau neliūdna. Man gal tiesiog neįdomu. Kupstas tą istoriją jau 5 kartą pasakoja. Čia ta apie lemputę. Taip. Va ką tik pasakei savo šefui, kad tavo draugas yra nuobodus. Neišeis tau su jais nieko. Taigi, būsi vienas visą laiką. Kaip Leninas. Leninas irgi vienas gyvena. Draugų neturėjo. Aš ne Leninas ir jeigu ką, aš turiu draugų. Jo, Karlsonas ir Lego žmogeliukai nesiskaito. Karlsonas dar toks. Žodis negražus. Angelė. Angelė. Labas, Mylutė. Angelė, klausyk, mes su tim draugai? Ką? Na, tu ir aš, mes draugai. Levinai, tu vėl sugalvojai mane palikti. Ne, aš tiesiog klausiu. Tu, aš tau parodysiu, draugai, aš tau tokius draugus parodysiu, Levinai, atsimink. Aš esu tavo moteris, tu esi mano vyras, aišku? Aišku, aš blemba pacientą palikau. Atleisk, iki. Iki. Draugė. Labadiena. Aš esu Teisučio Kupsto žmona, aš pas jūs atėjau. Pas mane. Taigi namuose turite diplomuotą daktarą. O ateinat pas mane. Vadinasi, nepasitikit savo vyro sugebėjimais. Vadinasi, jis buvo teisus. Kupstas, teisus. Nesąmonė. Kodėl jūs kabinėjatės prie Teisučio? Aš? Žinoma, jūs esat viršininkas, bet neturite teisės žeminti savo pavaldinių. Aš nežinau, dėl ko jums taip nepatinka Teisutis, bet jūs esate neteisus, nuolat palikinėdamas jį budėti. Paprašyčiau su smulkmenom. Teisutis nuolat skundžiasi. Alio? Auksė, šiandien namo negrįšiu, Naudžiūnas vėl budėt paskyrė. Už ką? Blemba, ne už ką, atėjo prisikniso ir paliko budėt. Vėl? Taip, vėl. Jau net nežino, prie ko prisiknisti. Nepatikėsi, aš žmogų iš kito pasaulio ištraukiau, o tas Putinas vėl mane naktiniu budėjimu apdovanojo. Suprantu. Atleiskit už smalsumą. Kokia jūsų profesija? Teisininkė, o ką? Vadinasi, turėtumėt būti nešališka, teisinga. Gal jūs pati nuspręskite, teisus aš ar ne? Kaip? Paprastai. Aš jūsų vyrui paskirsiu ligonį, o jūs stebėsite, kaip greitai jisai nustatys jam diagnozę, kurią aš jums prieš tai pasakysiu. O taip galima? Reikia. Štai,
Ligonis Kisielius. Šau, nustatykite 12-pirštės žarnos opą. Vakaro žvaigždė, Teisutis Kupstas. Bet iš kur aš žinosiu, ar jis teisingai daro, ar ne, ašgi nieko nesuprantu. Na, gydytojas paprasčiausiai pamaigytų pilvuką, paskirtų tyrimus, bet jūsų vyras netoks. Jisai viską daro, nu, kaip čia pasakyti. Jo receptas yra pirštų į dangų. Bet ką aš jums pasakoju? Pati viską pamatysite, eime. Birutė, viskas paruošta, radau butą, jis nuo 6 vakaro iki ryto priklauso mums. Alvydai. Superinis butas, vonia kaip olimpinis baseinas, lova iš viso aerodromas. Birutė, romantika. Alvydai, paklausyk. Pabaigsim, ką pradėjom. Gerai, dabar tu sakyk. Gal nereikia pabaigti to, ką mes pradėjom. Jeigu mums tai niekaip neišeina, tai supranti, gal tai yra ženklas. Koks dar ženklas? Ženklas, kad mes turime likti draugais. Birutė! Alvydai, aš einu dirbti. Ženklas, blemba, nespėjau. Nu, Auksė, nu ko tu slampinėjai paskui mane? Eik tu kavos išgerk ar ką? Neteisuti, aš noriu pažiūrėti, kaip mano vyras dirba. Kaip dirba, tai normaliai dirba. Ir ką ten žiūrėtų, vis tiek nieko nesuprasi. Nu ir kas, o gal man šiaip įdomu. Ten darbo kokiai valandai. O jeigu Naudžiūnas neprisiknis, tai 5 sekundės ir viskas namo. Gerai. Einam, pamatysi, kaip tavo vyras gyvybės gelbėja. Tai ką, Kisieliau, gydysimės? Taip, tai ką, nejaugi aš čia numirt atvažiavau, skauda. Gerai, patraukit rankas. Negi taip skauda. Na taip, nejaugi vaidinu, labai skauda. Neskaudės, kai padarysim operaciją. Jam apendicitas. Koks apendicitas, man prieš 100 metų apendicitą išoperavo. O ką, jis atauga? Būna, kada atauga, jeigu recidyvas ar kas nors panašaus. Iš viso, ligonė, netrukdykit man dirbti. Patraukit rankas. Zyzė čia man jausi. Teisuti, tu jam kokius tyrimus paskirk. Praktikantė mano. Tai aišku, atliksim visus įmanomus tyrimus. Man reikia kai ką pasitikslinti, aš toj. Klausyk, Levinai, vienam pacientui niekaip nenustatau diagnozės. Kažkoks labai sunkus atvejis. Padėk draugui. Aha, Kupstai, kai reikia pagalbos, tai jau draugas, o šiaip įsikalinėjai, šaipaisi. Ką tu kalbi, Leonidai? Taigi mano humoro jausmas toks specifinis. Ašgi nekaltas, kad man tokį gamtą davė. Būk geras, padėk. Gerai, jeigu draugas, tai einam pradžioje išgersim kavos, paplepėsim, o tada padėsiu. O tai kam kažkur eit? Galim ir čia paplepėt. Žodžiu, jam pilvą raižo. Neteisuti. Pradžioje draugas, o po to pilvo skausmai. Eime, draugė. Eime, draugė. Alvydai, žinau, ką pasakysi, ne. Bet nežinai, kokiu balsu. Gaulė. Birutė, aš tavęs noriu. Alvydai, baig. Birutė. Einam. Aš nesimylėsiu su žmogumi, kurio balsas kaip nikštuko. Tai jo, čia ir nėra. Birutė, čia tik tu ir aš. O tai, kad mums šiandien visą dieną kažkas trukdė, tai čia tik ženklas. Ženklas, kad reikia užrakint duris, išjungti telefoną. Alvydai, palauk. Kas? Tu turi apsisaugojimo priemonę. Turiu, aišku. Turiu. Aš viską pagalvojau. O ramiai kažkur turiu. Viskas nebeieškok, tai yra ženklas. Koks dar suknistas ženklas? Ženklas, kad tu visuomet turi gumytę, o kažkodėl, kai būni su manimi, jos nebėra. Tai yra lemtis. Viso. O dantistas sako, nieko, dar 2 ištrauksim ir pasieksim tą, kurio reikia. Supratai, Kupstai, jisai traukia sveikus dantis, kad pasiektų tą sugedusi. Dar 2 ištrauksim ir pasieksim tą, kurio reikia. Geras anekdotas, ne? O maniškis sako, kad jam pilvą raižo. Kupstai, kaip matau, Kisielio gydymas vyksta pilnu tempu, ar ne? Nieko. Tavo žmona čia viską geriausiai žino. Daugiau epitetų, gerai? Blemba, Teisuti, užknisai. Auksė. Ką auksė, ten tavęs ligonis laukia, o tu čia žvengi kaip asilas. Taigi aš jau tyrimų rezultatų, bet pasipainiojo Levinas ir prašė padėti nustatyti diagnozę. Aš? Tai ne, blemba, aš. Žinai ką, Levinai, eik tu šikt su savo draugystė. Einam. Paprašysi tu dar kada nors pagalbos. Birutė,
Birutė, visi tie ženklai kažkoks išsisukinėjimas. Jeigu tu nieko nenori, taip ir pasakyk. Nu kodėl nenoriu, aš noriu, bet, nu tai yra, aš norėjau, bet aš dabar jau persigalvoju. Čia dėl tų ženklų. Birutė, vienintelis ženklas yra tas, kad mes vienas kito norim. O tai reiškia, kad reikėtų eiti į procedūrinį ir pabaigti pradėtą darbą. O guminė pirštinė aš tikrai surasiu. Klausau jūsų kolegą. Aš norėjau paklausti, mes draugai? Ką? Tai. Na, jūs su Birutė draugai, jūs bendraujat, vaikščiot kartu, o aš jums draugas? Girdėjai, Alvydai? Viskas, mes esam draugai, tai yra irgi ženklas, todėl mes draugais ir liksime. Lemba, Levinai, kas tavęs prašė? Labai tau čia reikėjo lyst su savo draugystėm. Sakai, aš kažką netaip supratau. Nerėk, Aukse. Tam kisėliui mirtina liga, jam gal porą dienų beliko. Eik tu savo. Tai aš ir nubėgau pas Leviną anekdoto, kad pralinksminčiau žmogų. Kopstai, kodėl tu man nuolat meluoji? Galvoji, kad aš visiškai durna? Ašgi žinau, kuo jisai serga, man tas tavo naudžiūnas pasakė. Tai ko tu man nesakei? Tikėjausi, kad pats nustatysi, gi nuolat giriesi, koks tu super daktaras. O iš tikrųjų, naudžiūnas buvo teisus. Tu geriau nerėkus pasakyk man diagnozę. Skubu, kol pats nenustatysi, iš palatos neišeisi. Supratai? Va, Ilgauskas, senas draugas. Sveikas, Andriau. Maksai! Kaip neprisimeni? Negali kalbėti? Perskambinsi? Gerai, lauksiu. Perduok link. Laidas gyvenimas atvedė jūs į daktaro Hugo valdas. Motina žino? Aš pas jūs kaip pas vyresnį draugą. Jūs tikit ženklais? Kaip suprantu, ruošies suičiai su savo išrinktai, o jinai sako atseit ženklai ir panašiai. Iš kur žinot? Didžioji moterų ženklų teorija. Didžioji negalestingoji ir nelogiškoji ženklų teorija. Vaišinkis. O tai ką dabar daryt? Jeigu jinai tiki tai ženklais, tai tu padarykėjai tokį ženklą, kuris parodytų jai, kad sueiti su gaule yra nurodyta iš aukštybių. Ir aš netgi pasirengęs tau padėti. Eime. Tai nejaugi taip skauda. Ir tik čia daugiau niekur. Ha! Tada viskas aišku. Jam tulžies puslės uždegimas. Neteisuti, jam netulžies puslės uždegimas. Pleuritas. Ne. Kasos uždegimas. Deja. Kepenų. Neteisuti. Į pabaigą ėjo trečioji diagnozės nustatymo diena, o 12-pirštė žarnos opa taip ir nebuvo rasta. Nieko dar suras. Nesuras. Todėl, kad jūsų vyras bukokas. Mano vyras nebukas. Blemba, teisuti, jam 12-pirštė žarnos opa. Matot, o jūs bijojot. 12-pirštės opas žarna. Aš tai seniai žinojau, bet laukiau, kol jinai susipras. Myliu tave, Aukse. Eik, tu žinai kur. Palauk, Aukse, aš tuoj. Praktikantė. Aukse, nu aš atsiprašau. Už ką tu atsiprašai? Aš... Na, matai. Teisuti, tu net nesupranti, už ką tu atsiprašai. Aukse, aš atsiprašau, kad pavadinau tave praktikantę. Nu... Man visiškai nesvarbu, kaip tu mane pavadinai, man visiškai nusispjaut, gali vadinti mane nors motina Teresė, supranti? Suprantu, motina Teresė. Nevadink manęs taip. Aš nesuvokiu, ką tu tam universitete veikiai. Aukse, taigi tu pati žinai, kad aš greituškiai, mano visą laiką greituškė surydavo. Aš neturėjau laiko knygų skaityti, aš gyvybės gelbėjau. Va, vėl tas pats dabar matau, dėl ko tave nuolat palieka budėti. Aš greituškiai ne vienos klaidos nepadariau. Todėl, kad tau nereikėjo ne vienos diagnozės nustatyti. Aukse,
Nu, blemba, nu, ta 12-pirštė sopa, nu, jos simptomai labai panašus į kitų lygų, o naudžiūnas mane dažniausiai už nieką palieka. Tikrai? Taip, va, duodu dantį. Pats išsimušė, ar man padėt? Nu, negi aš pamirštu paskirti bent elementariausius tyrimus. Aš nežinau, nu, aš stengiuosi, Aukse, bet man ne visada pavyksta. Klausyk, Aukse, o kaip tu diagnozę nustatei? Aukse. Jeigu tu manai, kad iš tikrųjų buvo ženklas, tai likim draugais. Tikrai? Prie ženklus nepapūsi. Malonu matyti saldžiąją porelę, prašau, užeikit pas mane. Įsivaizduokit, laukiau viešnios, o jos namuose trūko vamzdis, tai vietoj pasisėdėjimo teks gelbėti skęstančius. Na, o jūs valgykit, gerkit, džiaukitės gyvenimu, paskui užrakinkit. Ačiū. Į sveikatą, nors jūsų vakaras bus gražus. Birutė, čiagi ženklas. Pagaliau likimas leidžia mums tai padaryti. Pažiūrėk, kokia romantika, žvakės, šampanas. Aš taip džiaugiuosi. Nu, ko tu čia džiaugiesi, kokia tu čia romantika, čia yra venerologo kabinetas. Tai kas, bet žvakės, Tu iš šampanas. viso girdi, ką aš tau sakau, mylėtis venerologo kabinete, čia ne tik, kad blogas ženklas, čia iš viso baisu. 12-pirštės žarnos opa. O, genijus. Matai, ištarė net neužsikirsdamas. Ar daktaras Kupstas pats susidarojo? Žinoma, pats. Molis. Kągi, laisvas šiandien. Gauni budėjimą prie puodų. Namie. Laisvas vakaras, Kupstai. Ar trečioji pusė sutinka su manimi? Taip, ačiū, daktarė. Aš supratau, kad jūs esate teisingas žmogus. Kur jau ne? Ačiū. Kupstai, man tavo ačiū, kaip šunį labą dieną, keliaukite. Pats jisai susidaroja. Kaip pats. Alvydai, nu kas tau yra? Viskas cool. Ženklai veža. Aišku. Kalba baigta. Gaulė? Kas? Skolinaus. Gražinu. Kur tu anksčiau buvai? O, gerai, kad tave radau. Turiu lėkti posėdį ministerijoje. Mano kabinete išjung kompiuterį ir šildytuvą. Užrakink, raktelius atiduosi namie. Ate. Labas vakaras, daktarė. Sveiki. Čia jums. Aš sakiau, nieko nereikia. Čia tik saldainiai ir panašiai, daugiau nieko. Nereikia, ačiū. Reikia. Ačiū jums labai. Ačiū. Alvydai, čia yra ženklas. Užknisai tu su savo tais ženklais. Ne, čia yra geras ženklas, tu netaip supratai. Einam. Aukse, gal atšvenčiam laisvą vakarą, gal į kiną? Kokį kiną? Imsiu tu man lygų žinyną ir kalsi mintinai iki ryto. Kokį žinyną? Mesgi neturim jokio žinyno. Tai va dabar nuvažiuosim ir nusipirksim. Blemba. Na ką, Levinai, visos ligonis pagydė ir nuobodžiauji? Ar dar viena diena praėjo, o iš Nobelio komiteto taip ir nepaskambino? Levinai, kas tau yra? Nieko, tiesiog jūs teisus, aš tikrai neturiu draugų ir turbūt niekada neturėsiu. Ai, tu apie tai? O aš galvoju, kad tau visai blogai. Čiagi yra pliusų. Jeigu neturi draugų, nereikia eiti į gimtadienius, pirkti dovanų, bet to gali visiškai save pašvęsti medicinai. Ar ne? Šachmatai žaist moki? Moku. Eina. O po metų tas akademikas parašo straipsnį, pateikdamas visiškai kitą nuomonę. Įsivaizduoji? Įsivaizduoju, Levinai, kad man pasakoji kaip draugui. Mes ne draugai, mes tiesiog žaidžiam šachmatais. Man tiesiog pasidarė gaila tavęs. Tavo įimas. Matas. Čia tikriausiai Angelė. Taip, labas Angelė, taip viskas gerai. Taip, mes su draugu žaidžiam šachmatais. Gerai, viskas. Nu ką, dar partijėlė?